turite šiandien ir komandomis, ir jūrinėmis įgulomis. Čia Klaipėdos jūreivystės mokykla ir vyksta konkursas, kurio daugiau niekur Lietuvoje nėra. Tačiau prizas toks, kad gal 100 000 norėtų tame konkurse dalyvauti. Konkurso idėja gimė jį organizuoti Lietuvoje prieš 6 metus, pamačius konkurso prototipą Latvijoje. Latvijoje kolegos saugios laivybos administracijai organizuoja Latvijos moksleiviams konkursą, kuris vadinasi Inkaras latviškai. Pasikalbėję su jų atstovais, perėmė gerąją patirtį, mes nuo 2009 metų organizuojame Lietuvoje jūrinį konkursą savo Lietuvos gimnazijų moksleiviams. Tai yra puikiai priemonė pažinti, pamatyti ir plus vilioja visada nuostabūs prizai. Pagrindinio prizo steigėjas ir konkurso mecenatas bendrovė DFDS Sea-Ways. Tai papasakokite, kodėl jūs remiate šį konkursą? Pirma priežastis, kad konkurso pavadinimas Jūrų keliais, jisai visiškai sutampa su mūsų kompanijos pavadinimu. Sea-Ways, reiškia, išvertus į lietuvių kalbą, tai irgi yra jūrų keliai. Tai tiesiog nusikaltimas būtų neremti tokio konkurso. O jeigu rimtai, tai yra nuostabi iniciatyva, tema Lietuva jūrų valstybė. Tai tikrai tikras, mielas, geras darbas ta tema. O koks prizas? Prizas tai yra kelionė mūsų keltų laimėjusiai komandai. Į Karlshamną, taip? Taip. Buvome, žinokite, plaukėme, labai patiko, buvo labai smagu. Užduotis vienos yra jau tradicinės tapusios, tokios kaip baseine, kai reikia užsidėti hidrokostiumą ir plaukti iki plausto, dūmų labirinte, tai yra parengiamieji tokie užduotis kovoti su gaisrais, navigacinėme tiltelėje. Ten moksleiviai pasijunta kapitonais, nes reikia nuplukdyti pagal tam tikrą maršrutą laivą. Na ir kiekvienais metais mes vis sugalvojame naujų, pakeičiame naujas užduotis. Šiais metais yra pirmoji pagalba, tai reikia moksleiviams mokėti daryti dirbtinį širdies masažą, kvėpavimą ir sutvastyti kraujuojančią žaizdą. Pati jūriškiausia rungtis, kuri vėlgi yra tradicinė, tai yra virvės tempimas. Va čia jau rungiasi, tai yra nugali stipriausi. Ir metlinio metimas, tai yra specialaus lyno metimas kuo taikliau. Konkursas susideda iš 7 rungčių. Tai yra puikus būdas ir propaguoti jūrininko profesiją ir jūrų verslo profesijas. Tai ne tik pasakoti ir supažindinti, o jie patys tiesiogiai prisiliečia, atlieka rungtis, kurios nepalieka abejingų. Tai yra būtent gimsta emocija ir jie tikrai daugelis per šitą konkursą moksleivių atranda šitas profesijas. Jie, kaip teigia, jei ne šitas konkursas, aš nebūčiau pasirinkęs šitos profesijos.